Mes vis kartojam visiems žmonėms, kurie yra nemokytojai, kurie tėvai, kurie neturi laiko, ko labiausiai reikia mokyklai, kokios yra didžiausios problemos mokyklose. Kartojam, kad neįmanoma mokyti vaikų, kai jų yra 30 klasiai. Neįmanoma tiems vaikams išmokti pamokos. Prieš mėnesį, nežinau kokia jausmų skalė apėmė, žiūrint televizijoje ministrą, kuris aiškina, kad jūs jau dabar uždirba 1400 grinais už mėnesį, už visą darbo dieną. Ką jūs čia paistot, kokie skaičiai, čia yra statistika, viskas yra paskaičiuota, ko jūs dar norit? O aš gaunu 1000. Už visą darbo dieną, už visą etatą. Mano kolegos gauna 1000. Kai kurie to 1000 negauna. Ir toliau mes dirbam. Ir negalim įrodyti, kad gaunam 1000. Baisu, kai žmonės dirba ne 25 pamokos, o 26, 27, 28, 29, 30 pamokų per savaitę. Po to taiso darbus, ruošiasi, bendrauja su tėvais, dalyvauja susirinkimuose. Viską mes tą puikiai žinom. Bet kažkaip negalim įrodyti ministerijai, kad taip yra. Bet paskutiniu metu, kai vis galvoju, kągi svarbiausio reikia pasakyti Lietuvai, Lietuvos žmonėms, tėvams, ministerijoms, mūsų ministerijai, vyriausybei, prezidentui, ministrei pirmininkiai, kažkaip tenka kalbėti apie labai negražius dalykus. Apie tai, kad Lietuvoje yra 2 profesinės sąjungos ginančios mokytojus. Bet kažkaip taip gaunasi, kad Andriaus Navicko vadovaujama profesinė sąjunga suformuluoja reikalavimus, atlieka paskaičiavimus, tarėsi su visais mokytojais, žiūri, kad nebūtų reikalavimų iš kosmoso, kad jie būtų realūs, kurie yra mirtinai reikalingi šiandien. Atsiranda kita profesinė sąjunga, kuri sako, o kam tų mokytojų tas sumuštinis? Mes geriau susitarsim dėl trupinių. Ir po to gražiai pasifilmuosim, pasakysim, kad mes susitarėm, nes mes irgi atstovaujam mokinius, mokytojus, mokinių tėvus ir viskas bus gerai. Manau, kad atėjo laikas tiesai išeiti į viešumą. Ir visi tie, kurie iš tikrųjų kovoja už mokytojus, ir tie, kurie apsimeta kovojantis, arba kovoja tik truputį ir leidžia savo viešai priimti niekinius pasiūlymus, sutikti su formulavimais, turėtų už tai irgi atsakyti. Pasakyti tiesą visai Lietuvai. Ar jie tikrai tiki, kad mokytojas gavęs visus ateinančius metus 1100 eurų į rankas arba 1200 bus patenkintas ir laimingas ir galės mokyti mūsų vaikus? Ar visi penktokai, kurie mano mokykloje mokosi po 30 vaikų klasėje, kurioje yra vaikų su įvairiais poreikiais ir kurių neįmanoma išmokyti, kai jų yra 30, ir toliau mokysis visus metus po 30 klasėje? Nes kažkokia profsąjunga susitarė, kad viskas bus gerai. Tai manau, kad reikėtų kuo plačiau paskelbti žinią ir visiems mums labai tiksliai žinoti, kas kovoja už mus, už ką mes kovojam ir ko mes iš tiesų siekiam ir kokius makaronus mums kabina kai kurie. Ačiū.